Nu ir kasgi čia vyksta? Kaip mano daržas laikosi? Seni, dar ta gėlė neužaugo. What the fuck? No way, kad neužaugo. Čia nėra tokio dalyko, kad offline neauga tavo augalai. Kas čia per nesąmonė? Nu ką, antra dalis. Taip pat turėsim 1 valandą ir bandysiu per ją kuo daugiau stirbt. Kaip matom, naujas eventas atsirado. Trade pets for dinos. Ok. What pets shall they give? Čia tipo aš galiu savo petus atiduoti. Turiu 1 petą. Ta prasme, man tai jis tikrai nereikalingas. Jis nieko nedaro realiai. Ką jis daro? Ta prasme, pizda tam šūniu, ateini čia. Atiduosim tave, tu niekam nereikalingas. Pasiimk seni tą nereikalingą petą, man jo tikrai nereikia. Ir ką aš gausiu? No way, valandą turėsiu laukti. Normaliai? Kas čia per nesąmonė? What the fuck? Aš net nesužinosiu, ką aš realiai gaunu. Jeigu aš turėsiu biškį ilgiau dar pasižiūrėti, ką gausiu, nes ta prasme man tikrai bus įdomu. Show me the quest. Čia misijos kažkokios. Užaugink 5 drakono vaisius. Iki 10 petą tipo užauginti. Ir užaugink šunį. Turėjau šunį. Ir aš legit atidaviau. No way. Čia kažkokie receptus galima craftinti. Tai turim naują mutationą. Spray amber. Arba gal čia senas, net nežinau iš tikrųjų. Reikia 1 limono. Dinozauro ego. Clean sprayaus. Neturiu nieko, nei pinigų, nei kiaušinio, nei clean sprayaus, tai to purkštuko. Asian seed bag ir to pačio, ta prasme, aš čia nieko negaliu nusipirkti ir negalėsiu. Manau, man tiesiog reikia varyti seedų daugiau nusipirkti ir bandyti augintis. Nusiperkam. Nu, vai, ta prasme, nieko nėra. Tai ką man daryti? Summer seed shop. Kas čia per naujas dalykas? Kurios, aš nežinau, kurios seedos labiausiai apsimoka. Aš nežinau, ką daryti. Greičiau ta gėlė užaugtų. Ta prasme, šitas žaidimas turėtų offline augintą gėlę. Ta prasme, jau seniausiai turėtų būti užaugus. Aš legit nesuprantu, ta prasme. Kodėl ji neauga? Jin turėjo offline jau būtų užaugus. Aš ilgą laiką kokias, nežinau, 3 dienas nebuvau prisijungęs. Ar 2 kokias, ta prasme. Jis turėjo jau seniausiai užaugti. Kažkokią nesąmonę. Kiti vaisiai legit visi užaugė. Net ir šitas šūdas užaugė. Ai, gerai, gal jis neužaugęs dar, bet ką susirenkam, ką turim. Ir summer eventas, man rodos, dingo, ta prasme, nes jis tenais buvo ir ta prasme daugiau niekur jo nėra. Aš legit tos vaisius pasisodinau, jie legit nieko nekainuoja, bet kad galėčiau summer eventą nunešti, bet kaip matau, summer evento nebėra, ta prasme, tai man rodos, aš jos tiesiog ištrint manęs reikia, nes jie, ta prasme, po 20 centų duoda, po 20. Tai ką aš galiu daryti? Žiūrėk, ko aš pardaviau? Biški daugiau davė, turbūt nei 20, tai gal dar pasiliksim, bet ateičiai tai manau tikrai teks parduoti. Bet jeigu čia toliau taip nieks neaugs, tai ta prasme, aš jokio progreso nepadarysiu. Turim 1 honey sprinkler, jis man rodos 5 kokius x duoda ar 4 ir ta prasme, kai užaugs tie žiedai, pastatysiu ir 5x bus, man rodos. Seedai, varom nusipirkti kažko, nėra čia watermelon. Pala, ne čia nais, va. Davai nusipirkam tas seedas. Čia viską tegu nusipirku, koks man skirtumas, ta prasme. Jie vis tiek nedaug kainuoja. Pala 10 waterkenų turiu. Aš nežinau, ar jie nuo laistymo tie žiedai auga iš tikrųjų, ar tik tas kotas, pavyzdžiui, gali užaugti. Bet jis legit neauga, ta prasme, susibūginės yra, kas jam negerai. Jis nejuda. Ai, va, žiek pradėjo augti. Pala, reikia dar palaistyti. Bet kodėl jin taip lėtai auga, what the fuck? Pala, nusiskinsiu šitą ir pažiūrėsiu, kiek jis kainuoja. Kaktus, pala, kaktusas, pala. Ir kiek jis kainuos? I want to sell this, yes. Tu prasme, centai, neapsimok. Honey sprinkler ant jo dėt, ta prasme. 5 waterkenai liko, tai aš net nežinau, ką daryti. Bandau toliau laisvyti. Jeigu šitas augalas, ta prasme, neužaugint žiedų iki šito video galo, ta prasme, tai aš tai tikrai ištrinsiu. Gerai, paskutinis laistytuvas. Avokadas, raflesas seedas. Neblogai, ką žinau, ta prasme. Kiek ta gėlė augs, aš nesuprantu. Oh my god. Jeigu jin ta prasme man neduos šaibų, tai aš nežinau, aš ją ištrinsiu tiesiog. Jeigu man 300 gabalų neduos iš tų visų žiedų, tai aš tiesiog ją išdalytinsiu. Nes aš ją tiek suinvestavau laistytuvų, tai aš net nežinau, ta prasme. Kantalų, man rodos, nemažai visai kainuoja. Reikia visą inventorių parduoti. 5-3 gabalai. You completed quest ir net 25k. Ok, 25 gabalus gavau. Jeigu mirrorą turėčiau, man rodos, 100x ar kiek ten duoda. Bet neturiu. Blogai. Negerai. Pala, gal man petą nusipirkt? Ar laistytuvą? Petą ar laistytuvą, aš galvoju. Nu, manau, vis tiek tie žiedai privalo ir be laistytuvų užaugti iki video galo, ta prasme, bet kuriuo atveju. Žie pataikė, bet tai kas iš tos vyšnios? Net nėra, kur jis galėtų pataikyti. Čia nieks neužaugė. Kas čia galėčiau susikraftinti, man įdomu.
Tai kiek ta gėlė augs, aš nesuprantu. Jin legit neauga. Aš nežinau, ką man daryti, ta prasme. Aš dabar neturiu pinigų, aš nei laisvituvų nieko negaliu nusipirkti. Ir kiek man duos iš tų šūdų augalų? Neblogai, 16 gabalų. Man net nebėra ką veikti, ta prasme. Dabar tiesiog turiu laukti realiai. Koks obuolys, bet neauksinis. Ai, palauks. Ne auksinis. Jeigu būtų auksinis, jaučiu jis dahoje kainuotų. Ai, nepalais efektų net neturi. Nevermind, nekainuotų nieko jis vis tiek. Gerai, pažiūrim, kas naujo sode. Ar dar tas žiedas neužauga? Ne. Nu, nemanau, kad galbūt kitam video užaugs, bet nemanau, kad ir šitam užaugs. Jeigu jis toliau taip augs, ta prasme, tai čia. Jaučiu tą kyvį tiesiog reikėjo auginti ir viskas. Parsiduodam 6000, labai nedaug. Susirenkam vaisius. O, kiaušinį galiu atidaryti. Triušiukas. Koks meilutis. Ne, vis tiek mes jį atiduosim. Ne, juokauju, tai tegu pagyvena dar kol gali. Kiek tu gali čia gyventi? Palauk, tuoj pasakysiu, nesijaudink. 37 minutės ir 49 sekundės tam triušiui liko gyventi. O paskui mes jį tiesiog atiduosim. Man jis nereikalingas, man geriau dinozaurą duokit. Jis realiai jaučia nieko. Palauk, ką daro mano triušis? Kiekvieną 44 sekundės suvalgo morką. Ta prasme, aš jam morkas dar turiu šert. Šį turiu laikyti. Ir jis dar mano morkas valgo. Mes jį tikrai atiduosim. Šia nori gyventi ir mano morkas uždyko valgyti. Negausi nei vienos. Kaip man reikia šito? Ne, įsivaizduojat, kaip man jo reikia. Bet aš neturiu pinigų. Ir aš nežinau, ar jis pradings. Jis privalo užaugti gėlė. Kiek man liko, ta prasme? Aifa, man liko minutė, kem sekundžių. Ką man geriau laistyti? Šituos, arba šitą gėlę bandyti. Aš nežinau, ką labiau apsimoka. Kad per minutę užaugtų. Seniai privalo užaugti. Man belenkai reikto mango. Bet aš nežinau, ar tikrai pradings tas mangas. Bet gali būti paskutinis laistituvas, ta prasme, išnaudojau. Ir vis dar neužaugo. Kaip manot, mano sėkla pradings ar ne? Tie žiedai kokią valandą auga, aš dar su laistituvais laistu. Sprinklerį buvau padėjęs. Ir jis vis dar neužaugo. Va, atsirastok. Ir dabar pažiūrim. Nu ir nebėra, tai jau gali net nebeužaugti, gėlė man jau jokio skirtumo. Bambukai, man atrodo, daug kainuoja. Ar jie nieko nekainuoja? Nori morkytės, a? Nori morkytės? Kur tu bėgi? Nenori, negausi, viskas. Būčiau davęs, bet dabar nenori, tai ir neduosiu. Viskas, ta prasme. Jokių morkų tikrai nebus to. Pasadinsiu porą. Prieš mirtį galėsi suvalgyti, prieš atiduodant tave. Supratai? Nemanau, kad jisai suprato. Nupizdėjo morką. Normaliai? Palo, tas žiedas sumažėjo, ar man vaidenas? Ta prasme, jis dar neužaugo. Nežinau, sakau, jeigu jis iki video galo neužaugs, aš jį tiesiog išdalytinsiu. Žiūrėk, bambukai iš karto, ta prasme, užaugo. Tiesiog galima susirinkti, parsiduodam, pažiūrėsim, kiek duos iš bambukų. Turam 7 štukės, va normaliai, normalus biznis. Turiu nusipirkti, nesu įstikinęs, bet man rodos jie belenkai greit užauga. Realiai, kai aš honey glaze dėsiu, man geriau, ta prasme, prie pat tos gėlės pristatyti, kad ir jie gautų efektą. Jo, man daugiai kažką sudinsiu, reikia prie pati vieną krūvą visus sudinti. Sakiau iš karto o tai kiek jo duoda? Už 600 pelą nusipirkau. Ir už kiek aš dabar jį parduosiu? Ai, aš realiai daugiau nieko nesu pasiėmęs, tai aš galiu visą. Lengvas profitas, greitas labai. Aš palaikysiu tos kaktusus, gal jie dar kokį efektą, ta prasme, turėtų gauti. Jūs pažiūrėkit, jis 15% per pusę valandos, per 6 minutės, kiek jis buvo, aš neatsimenu, bet jis apie 15% paaugo. Čia niekas neauga tam daržė, aš nesuprantu. Net šitie neužauga, ta prasme, nežinau, čia prakeiktas mano sodas, nederlingas jaučiu, tai ir viskas. Kai kitą video filmuosiu, jaučiu reiksiu kokias, pavyzdžiui, 2 valandas daryti, nes čia nieko nebus, ta prasme, čia aš jokio progreso realiai dar nepadariau. Science Storm, palagėlės tus pasidarė. Man rodos, čia daug kiksų duoda, čia belenkai gerai. Bet man reikia vieną tulpą parsiduoti. Nusipirksiu dar vandens, kad greičiau augtų. Ar man bandyti legit dar kartą ją laistyt? Aš abejoju, ar jie užaugs. Ta prasme, čia lik ir auga, kažkas juda po biškį, bet dar bandom laistyt. Aš ją tiek laisituvų suinvestavau, tai ta prasme, aš be žodžio. Strategiją keičiu viskas, aš nieko nebesitikiu iš tos gėlės. Aš nebemanau, kad jinai užaugs apskritai. Galint čia tiesiog užsibuginus yra ir kas jį negerai. Oh my god. Jin jau nuo praeito video dahuja augo ir tai nesugebėjo užaugto žiedas. Ir jis dar auga. Kem 2 minutės praėjo. Mulitas, aš iš tos gėlės, man rodos, nemažai turėčiau gauti. Triušis visos morkos surijo normaliai.
Ir jis jaučiu legit dar alkanas yra. Gal kas dar nėra išalkęs, bet gerai prasiduodam inventorių. Tiek nedaug davė. Wow, tiesiog amazing. Tai ką dar ketinu padaryti, tai po to, kai baigsis tas challenge'as, iš tikrųjų tą valandą, ne tai kad challenge'as, bet tiesiog tą valandą praeis, aš dar specialiai palauksiu ir pažiūrėsiu, ką būtent iš to dinozauro duoda. Ką tas dinozauras čia, ta prasme, čia duos man už tą petą, kad atidavo šį. Ir atiduosim dar tą triušį, kuris morkas ryja. Man liko mažiau kaip 11 minučių. Ir jinai vis dar neužaugo. Oh my god, negaliu patikėti, pagaliau, bent vieną gėlę, pagaliau. Ačiū Dievui, ta prasme, bent vieną gėlę užaugo, bent vieną gėlę. Aš jau galvau, kad neužaugs. Ir antrą užaugo. Kaip gerai. Ir trečią užaugo. Oh my god, geriausia akimirka. Aš nežinau, kaip jin sugebėjo, ta prasme, taip ilgai augt, bet jin pagaliau pavyko. Kiek pala bambukams dar liko augt. Bet, man rodos, bet kuriuo atveju jie gaus tą efektą, ar jie dar kad ir neužaugę. Pasistatom čia nais. Ir kaip suprantu dabar, jojo visi gavo tą efektą. Dar turiu 7 minutės, tai realiai aš palauksiu, kol taudra baigsis, tada sukolektinsiu ir viską parsiduosiu. Jaučiu va šitą parduosim. Nemažai iš tikrųjų gavau. Apsimokėjo, kaip ir. Čia tik už vieną žiedą tiek gavau. Kiek už kitą duos? Milijonierius jau esu. Jeigu taip ir toliau, tai nežinau, iš tikrųjų visai neblogai. Kiek duos už šitą? Beveik 2 milijonus. Čia labai gerai iš tikrųjų. Net nesitikėjau, kad tiek daug duos. Parsiduodam visą inventorių, duos 279 gabalų. Nu neblogai 2 limonus turiu. Man rodos tiesiog dabar einu laisvituvų nusipirkt. Ne čia nais. Pirmiau sėklų reikia pažiūrėti. Dragon fruit seedas! Man net to kartais reikėjo misijai, kiek man ten užauginti reikėjo. Einu pažiūrėti. Ir užauginti 5 dragon fruitus. Tai ta prasme, nesėdus pačius tos vaisius, man rodos. Jo, vandens jau nusipirkt. Reik greičiau nusipirkti ir reik palaistyti gėlės. Nusipirkam vieną, ne 2 pietus. Travelių pasiemam, nes man reiks perkelt, ta prasme, tos augalus. Pasiema Advanced Sprinklerį. Kita gėlė, ta prasme, tas žiedas gavo sendį tą stormą efektą. Įdomu, kiek iksų čia bus. Pala 2 kiaušinius pasidedam, kad galėčiau paskui atidaryti. Galim pasilaistyti biškį kivį, kad greičiau augtų avokadai. 30 sekundžių liko. Nu ką, progresas, per 2 valandas sugebėjau limoną 700 susidirbti realiai. Nu ką, viskas, laikos baigėsi, tai nepamirškit paspausti laiko, bet dar aišku palaukit, nes aš tikrai noriu sužinoti, ką gausiu iš to dalyko. Dinozaurų kažkoks. Aš čia nežinau, kas čia bus 2 minutės, tai ką palaukiam ir pažiūrėsim. Nu tai ką, 3, 2, 1. Reidai, jau čia tipo tik vieną kiaušinį duos? Normaliai? Galvo. Taip ir tikėjaus, bet ką žinau, galvau dar kokių daiktų duos. Va tokį kiaušinį, ką man su juo daryt? Jo, taigi dar triušiuką, sakiau, atiduosiu. Pizda tam triušiui. Mano morkų nebevalgys. Šio tai tikrai čia nemaitinsiu už dyką, pasvajosi man čia. Nu ką, atiduodu triušį, nemokamai. Pasiimk tą triušį, man tai tikrai jo nereikia. Tai gerai, pala, gal kažką eina dar nusipirkt. Pala, čia tas stable. Tai ką galiu net negaliu, 5 milijonus kainuoja. Pala. Nieko negaliu padaryti, sakiau. Gal galiu padėti pas save? Pala. Oh my god, gerai, kad tai padariau, nes jaučiu būtų man reikėjo laukti 4 valandas. Aš nežinau, kad taip galima net. Taigi nepamirštam paspausti like bei subscribe mygtuko, bei parašykite komentarą, jeigu norite pamatyti kitą dalį.